Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Ko nori kiekvienas prekės ženklas? Taip, teisingai, pardavimų. Kas būna, kai verslas negauna tai, ko nori? Tikėtina būna daug dramos. Kad dramų dėl pardavimų būtų mažiau, ką daryti, kalbame su marketingo ir pardavimų strategė, Nekenčiu marketingo įkūrėja Miglė Užkurėlė. Labas, Miglė. Labas, Paulina. Miglė, einu iškart prie reikalo, sakyk, tai kas kaltas, kad nėra pardavimų? Prastas marketingas, prastas socialinių tinklų administratorius, kurį čia kaltinti? Aš norėčiau pasakyti verslas, bet turbūt nelabai galima to sakyti. Šiaip iš tikrųjų viskas viename. Iš tikrųjų dažniausiai kaltas būna visgi pats verslas, nes jis leidžia tą prastą marketingą, jis sutinka su tuo, arba jisai pasisamdo specialistus ir galų gale atiduoda jiems viską, nesuprasdamas, ką tas specialistas daro. Nes specialistų irgi, pripažinkim, visokių yra. Nelabai malonus atsakymas verslams, netokio tikėjausi, žinai, iš karto lengviau kažką kaltinti, bet pakalbėkime apie patį tą marketingą, kai sakai, yra prastas marketingas ir verslai jį leidžia. Tai kas lypi po tuo skambiu žodžiu marketingas ir ar marketingas yra lygu pardavimai? Tikrai ne, pardavimai yra sritis šalia marketingo, bet bendrai marketingas nebūtinai turi būti pardavimai. Marketingas gali būti žinomumas, marketingas gali būti kažkokios idėjos nešimas, bet šiaip prastas marketingas pirmiausiai yra arba marketingo nebuvimas, arba per sudėtingas marketingas. Kai, tarkim, nežinau, mes parduodame tortą, ir mes taip įsivažiuojame į tą marketingą, jį pardavinėdami, kad mes jau ten pasakojame aukščiausios technologijos kepime, ten tokioj ir tokioj krosnį iškepė biskvitai. Ta prasme, niekam tai bus neįdomu. Bet žmogus net nesupranta, apie ką tai yra. Taip, būtent. Tai labai dažnai tas prastas marketingas yra net per sudėtingas marketingas. Oho, o šiaip prastas marketingas arba kaip marketingo nebuvimas, tai kas yra marketingo nebuvimas? Marketingo nebuvimas iš esmės jokio žinomumo nesiekimas, jokios klaidos nesiekimas, neiškomunikavimas apie tai, ką aš parduodu ir be abejo net nesupratimas, kas yra mano pirkėjas. Grįžkime dabar prie mitų. Apskritai, su kokiais mitais apie marketingą, pardavimus, socialinius tinklus susiduriu dažniausiai, nes vienas iš tų, kaip ir uždaviau klausimą, ar marketingas yra lygu pardavimai. Tikiu, kad tai galima sakyti, kad tai yra vienas iš tų mitų. Kokie dar yra mitai? Oi, šiaip iš tikrųjų, žinok, mitų, man atrodo, aš kiekvieną dieną išgirstu. Tai aišku, komunikacija lygu marketingas irgi vienas iš mitų. Toliau, kad jei jau pasisamdau specialistą, tai jau bus viskas tvarkoje. Toliau, kad jei jau mano produktas geras, tai jau marketingo jam nereikia. Kitas mitas yra labai dažnai tas, kad jis leidžia reklamą. Vadinasi, jam nesiseka. Tai čia irgi tokie pagrindiniai mitai, kad aš neprivalau ten daug komunikuoti apie savo produktą, jei jiems to reikia, tai jie nusipirks. Šiaip iš esmės psichologija veikia visiškai kitaip. Girdžiu labai daug dedamųjų. Leidžia reklamą, komunikuoja. Tai ar lauko reklama, arba tiesiog reklama jau yra marketingas? Kas slepiasi po šitų žodžių marketingas? Kokios jo dedamosios? Šiaip iš esmės marketingas visų pirma yra žmonių elgsena ir psichologija. Visai netikėtai, aš tikėjausi reklamos. Reklama, lauko reklama, ten žurnale reklama, televizijoje reklama yra tik priemonės, sklaidos priemonės. Bet pats marketingas yra psichologija. Aš iš esmės labai nebijau to žodžio vartoti, nes kuo daugiau su tuo dirbu, tuo daugiau vis tiek matau atsikartojančius niuansus. Tai mes pamatėm lauko reklamą, mes tada galbūt pamatom Facebook'e tą pačią reklamą, gal net per televiziją paskui išgirstam ir 5. etape rodo influenceris. Jau po 5. etapo, po nuomonės formuotojo, mes galvom, gerai, einu pasidomėti. Ir čia yra tas kertinis momentas, kai jau žmogus ateina į susidomėjimo stadiją ir jis sako, gerai, tai galbūt man jau to reikia. Bet pamatęs vieną reklamą, ta prasme ne. Nebent, nežinau, aš ieškau mėnesį laiko torto, labai noriu konkretaus torto, nežinau, ten su kažkokiu papuošimu konkrečiu ir pamatau, nuotrauką.
kad tai reklamuoja. Nu, bet tai jau vis tiek buvo mėnesis daryti mano žingsniai galvoje. Girdžiu, čia buvo 5. etapas, kada jau mes pamatom reklamą, tai čia yra tai, ką mes matom kaip vartotojai. Koks yra tas, vadinkim, nulinis marketingo žingsnis, nuo kurio viskas prasideda? Oi, mano klausimas man labai patinka. Tai prekės ženklas, iš esmės, prekės ženklas ir prekės ženklo susikūrimas nėra produkto sukūrimas ar nėra socialinių tinklų profilio sukūrimas. Prekės ženklas yra visas jūsų identitetas. Kas mes, ką mes, kokias problemas spręsim, kokią žinutę nešim, kokias vertės duosim, kaip komunikuosim, kokią asmenybę būsime ir panašiai. Čia yra žingsnis, be kurį praleidus vis tiek sugrįž kiekvienas. Labai daug namų darbų. Oi, taip, nu tai marketingas, žinai. Grįžtu prie pardavimų. Ir žinau, kad iki pardavimų, kad jau kažkas kažką nusipirktų, tikrai yra ilgas kelias. Ar galėtum taip pažingsniui papasakoti trumpai, kokie yra tie pagrindiniai žingsniai nuo pačio nulinio iki tikimybės, kad žmogus nusipirks produktą? Žingsnis po žingsnio negalėčiau, nes mes turėtumėm turbūt užimti visos dienos eterį. Aš to norėčiau, bet šiaip pati pradžia yra suvokimas tinkamumo, kur tas produktas, prekė produktas, nesvarbu, kam jisai tinka, kodėl tinka. Šiaip iš esmės kokias problemas sprendžia, nes yra tokios 3 pagrindinės vidinės, išorinės ir filosofinės problemos. Čia irgi yra atskiras mokslas šalia to. Tada suvokimas, tai per kur aš parduosiu, iš to eina tai mano kokia elgsena klientų, kiek laiko aš tai turiu daryti nuosekliai, kad atvesti tą vieną pardavimą. Ir aišku, visuomet yra testavimas. Nes tai, kas veikia vienam verslui, niekada nebūtinai veiks kitam ir tai nebūtinai yra tai, kad skirtingi verslai, tu pardavinėjai batus, o aš tortus, ar atvirkščiai. O net abi pardavinėdami tuos pačius tortus, mums ta pati strategija ar tie patys veiksmai, jie gali veikti visiškai skirtingai. Tikiu, kad tai, ką tu pasakoji, tikrai negąsdina didžiųjų verslų, galiausiai jie turi galimybės pasisamdyti specialistus, bet tuos mažuosius solo arba dar tik tai, kurie ketina pradėti eiti, kad ir apskritai socialinius tinklus, gali neraminti. Kaip visą tai, ką pasakoji, pritaikyti praktiškai būtent tiems mažiesiems, kai savarankiškai viską darai? Nuo ko pradėti? Nuo svetainės sukūrimo, nuo socialinių tinklų, nuo ko? Tai vėl tas pats turbūt atsakymas, gąsdinantis prekės ženklas, tikrai nedaryčiau svetainės, nes čia tokia labai trumpa patirtis su jau tikrai ne vienu klientu, kurie ateina, supranta, kas yra jų prekės ženklas, jį pasidaro ir tada suvokia, kad prieš tai turėję svetainę, jie turi perkurti, nes jie visiškai netitinka ne apie juos. Ne apie juos, taip. Tai pirmasis dalykas yra šitas. Ir aišku, aš šiaip kiekvienam labai palinkėčiau nesigriebti, eiti iš karto samdyti specialistų, nes tai yra visų pirma kaštai, bet jei jūs ir samdote specialistą, visų pirma, jūs turite suvokti, kas yra marketingas, kaip jisai veikia, nes, iš esmės nesuvokia to, net ir atėjęs specialistas, jūs su juo nerasite bendros kalbos. Ir bus sunku suprasti, ar čia vyksta gerai ar negerai. Taip. O kalbant apie socialinius tinklus, kokias pagrindinės klaidas pastebi, kurias daro būtent pradedantys veikti socialiniuose tinkluose? Čia kalbu tiek bendrai, tiek apie pardavimus. Ar tik pastarieji nepaskuba pardavinėti? Paskuba. Bet čia yra tas, dažniausiai tai noriu rezultatų greitai. Aš susikūriau profilį, tai kaip čia dabar manęs dar niekas nežino. Kitas dalykas yra auditorijos neapšildymas. Labai paprastai žodžiais tariant, neužteks vieną kartą pasakyti, reikia 10 kartų pasakyti, kad žmogus pradėtų suprasti, 15 kartų pasakyti, kad jis įsisąmonintų tai, 20 kartų pasakyti, kad jis jau pradėtų tai laikyti savo galvoje. Čia labai supaprastinta formulė. Tai jie vieną kartą pristato savo produktą ir paskui lyg tarp kitko, taigi kaip čia taip. Tai aš iš savo patirties net matau, aš daugiau nei 3 metus vesdama Instagramą,
vis sulaukiu žinučių, kad sveiki, tai jūs turite internetinę svetainę, jūs vedat mokymus ar ką, kai atrodo apie tai tu komunikuoji nuolatos. Ir čia yra dažnai klaida verslų, kurie pamiršta, kad iš esmės jie turi nuolatos tai priminti. Ta patį apie tai, kokias mes vertės duodame, nuolatos jie tai turi priminti. Aš dažnai girdžiu, kad žmonės sako, kad taigi jau rašiau, jau kalbėjau, jau pasakojau, tai čia dabar visi viską žino ir aš kartosiuosi. Tai čia yra turbūt viena didžiausių klaidų. Taip, tikrai taip. Ir aš seniau tai žinojau kaip marketingo specialistė, bet kaip prekinis ženklas aš to pati nebuvau patyrusi, nes aš 3 metus jau esu prekės ženklas. Bet kai aš pradėjau pati kurti, tik dar kartą įsitikinau, kad tu kartok kiek nori, vis tiek atsiras visada dalis žmonių, kurie nežinos, nes yra visų pirma skirtingi žmonių tipai. Tu galbūt būsi mano karšta auditorija, tai tu mane ten viską stebėsi, viską seksi, jau žinosi apie ką aš kalbu, kokia mano ideologija. Bet šaltas žmogus net tavo vardo nežinosi, mane dažnai kreipiasi Milda ir suprantu, kad tai yra tiesiog, kad tu manęs nepažįsti. Kalbant apie pačią pradžią, noriu dar stabtelti prie emocinių dalykų. Su kokiais vidiniais iššūkiais susiduria pradedantieji? Apie kokius dalykus vidinius tau patvirauja klientai? Šiaip iš esmės, aš juokauju visą laiką sakydama, kad verslą pradėti kurti reikėtų išlaikant savivertės kursus, savęs pasitikėjimo kursus ir taip pačiai imposterio sindromas, supratus apskritai, kas tai yra. Nes, tai šiaip net norisi taip atsidusti ir taip nutęsti su tritaškiu. Nes tai yra bene kiekvieno smulkiojo verslo iššūkis, ta vadinamoji padnoškė, kurią kiša savo net nejausdami ir kad ir kaip bebūtų, reikėtų nuo ten pradėti. O pardavimai ir savivertė? Oi. Kaip tai susiję? 100% vienas su kitu. Paulina, jei aš tau bandysiu parduoti šitą stiklinę, sakydama, žinai, ji visai, manau, kad nebloga. Bet jei aš sakysiu, žiūrėk, čia yra nuostabiausia stiklinė pasaulyje. Aišku, aš čia metaforiškai jau taip, bet tai yra nuostabiausia stiklinė pasaulyje. Tu ją plausi su malonumu, tu iš jos gersi su dar didesniu malonumu. Nesvarbu, koks gėrimas bebūtų, tu norėsi tik jos. Aš matau esminį skirtumą, kad būtent ne stiklinėje, bet tavyje. Taip. Būtent su kokiu tonu ir kūno kalba tu tai pasakai. Ir kai atsiranda tas tonas, atsiranda daugiau matymo apie ką tas produktas, kad tai produktas nėra tik iš kurio aš atsigersiu vandenį. Tai produktas bus galbūt tas, kur aš turiu kažkokį labai skanų gėrimą ir aš žinau, kad tą skanų gėrimą aš gersiu tik su ta stiklinė. Apie jausmą. Apie jausmą. O galbūt aš liūdėsiu, jei ta stiklinė dabar yra neišplauta arba ten indaplovė plaunas ir dar net negersiu, kad ir kaip to, nežinau, limonado norėčiau, nes mano stiklinė dar neparuošta. Ne ta stiklinė. Taip. Kalbant apie savivertę, ko gero taip nemažą vaidmenį, ypatingai socialiniuose tinkluose, suvaidina lyginimasi su kitais, kai nueinu pas kitą prekės ženklą į svečius, matau didelius skaičius, pas save galbūt mažus, nusiviliu savimi ir panašiai. Kalbant apie skaičius, ar iš tikrųjų didelis sekėjų skaičius reiškia sėkmingą verslą ir didelius pardavimus? Tikrai ne. Aš labai dažnai kalbu apie tai ir matau pavyzdžius, kai net ir 100 000 turintys žmonės neturi pardavimo arba turi vos 1-2 pardavimus per dieną. Kitas dalykas, nesilyginti yra privaloma, nes tai kenkia ir jums. Ir jūs net nežinote, su kuo tas žmogus susiduria. Jis jau greičiausiai turintis tiek sekėjų, jūs nuėjo žymiai daugiau, jau jis daug ką perėjo. Jūs irgi kažkada būsite tam etape, jei nepasiduosite, jei nepersilyginsite su kitais. Tai, turbūt pirmasis dalykas yra nepamiršti, kad mes tiesiog esam skirtingame etape. Šitą irgi pastebiu, kad žmonės lyginasi savo pradžią, kur jie veikia dar tik mėnesį ar 3 su žmonių patirtim ir rezultatais su 3 metų, 5 metų. Tai... Ir dar, žinai, aš matau tuos labai sėkmingus prekės ženklus, nes tenka kiekvieną dieną dirbti su jais ir matau, kad ir jie
tiek pat problemų turi, kaip ir mažieji ir dar ir dažniau vidinių problemų didieji turi negu mažieji. Tai čia irgi. O kalbant apie skaičius, ar tiesa, kad nuomonės formuotojai, turinio kūrėjai yra skirstomi į tam tikras kategorijas būtent pagal sekėjų skaičių? Jo, šiaip iš esmės jo ir net prieš kokius gerus 2 metus tai buvo labai intensyvu, mikro, makro, mega ir panašiai, bet šiuo metu aš labai džiaugiuosi, kad net agentūros nebesijima skirstyti influencerių pagal sekėjus, jiems yra kur kas svarbiau jų sekėjų įsitraukimas, peržiūros, aktyvumai ir panašiai. Bendruomenės kūrimas? Bendruomenės kūrimas, turinio kokybė, kokia ta turinio kokybė ir apie ką tas turinys ir panašiai. Jei jau kalbame apie skaičius, tai Migle, ką daryti, kad auditorija augtų, kad tie skaičiukai pas mus didėtų? Būti visur. Jei taip atvirai, būti visur, neužteks tik vieno kanalo. Vėlgi labai priklauso nuo to, ar jūs esat asmeninis prekės ženklas ar verslo, tai čia vėl peripetijos, bet šiaip būti visur, būti matomiems, būti girdimiems, nebijoti lysti ir nekalbu apie tai, kad jums dabar reikia eiti ir kalbėti į viešumą, bet jūs savo darbais galit parodyti, savo produktais, tai kuo įmanoma būti visur. O asmeninio prekės ženklo ir verslo socialiniuose tinkluose pardavimų strategijos turėtų skirtis, ar jos tinkamos vienodos? Šiaip iš esmės paskutiniu metu labai suvienodėja, nes pats verslas nori eiti labiau į tą asmeninio prekės ženklo ryšį ir dažnai verslas turi savo net tą vadinamą, kaip aš sakau, talismaną. Tai talismanas gali būti kažkoks žmogus arba dažnai būna net gyvūnas. Bet iš esmės, kuo skiriasi, tai vis tiek dažniausiai pardavimai per asmeninį prekės ženklą būna paremti ir akcentuojami jo patirtimi. Daugiau plius minus, aišku, vėlgi, tai vis tiek labiau orientuojamės į tai, kokius produktus mes pardavinėjame, bet verslas, ne verslas, čia jau mažiau žaidžia. O kokių patarimų turėtum apie pardavimus būtent šiais 2024 metais, kai čia užsimeniai gal per savo patirtį ar per ką daryti, kad tie pardavimai augtų? Kurti bendruomenę, visų pirma, kelti pasitikėjimą, nes žmogus dabar turi aibę galimybių pasirinkti, tikrai gali pirkti iš bet ko ir kaip aš visada sakau, kad mes turime visi konkurentų, nebūtinai tiesioginių. Tai žmogus turi pasirinkimą, bet labai džiugu, kad žmonės kuo toliau ir tikrai tendencija net pagal rinkos tyrimus matoma, kad jie pasirenka pirkti kartais net žymiai brangiau, bet iš to, ką jie labai myli. Tai būkite mylimi, pardavinėkite ne produktą, pardavinėkite emociją, problemų sprendimo būdus, pačias problemas kaip išsprendimą, tikslus, bet labai rekomenduoju pirmiausiai pagalvoti apie savo klientą ir rodyti jam pavyzdį ir kurti su juo ryšį. Pirmai labai gražiai nuskambėjo bendruomenė ir bendruomenės kūrimas. Kaip kurti bendruomenę tokiais praktiniais būdais? Pirmiausia, tai suprasti, ko jie nori. Čia vėlgi labai svarbus fokusas. Kai aš darau mokymus, vedu mokymus, mano tikslas yra realiai ne tik išmokyti. Čia yra toks, net netiesioginis tikslas, bet svarbesnis dalykas yra būti šalia žmogaus. Kad jis žinotų, kad aš ant jo ranką uždėsiu, ten jį pagydysiu metaforiškai ir viskas jam bus gerai. Žmogui reikia pasikalbėjimo, žmogui reikia išgirdimo, kad aš netoks vienas. Ir ta bendruomenė kuriasi iš bendraminčių, iš to pačio požiūrio, iš tų pačių vertybių, iš to pačio netgi matymo, kaip tas verslas turi atrodyti. Ir realiai tai komunikuojant jūs pritrauksit tokius pat žmonės. O dar pakalbėkim trumpai apie tavo pačios pradžią, kai pradėjai kurti savo prekės ženklą. Su kokiais iššūkiais susidūrei ir ar tau buvo kažkokių iššūkių dėl pardavimų? Kaip atrodo ta realybė, kai tu dar tik pradedi kurti? Man gal buvo žymiai lengviau ir
aš įsivažiavau labai greitai, nes aš prieš tai turėjau didelę jau patirtį sukaupusi, tai kaip ir žinojau, ką daryti. Man didžiausias iššūkis buvo, jog aš tuo metu buvau balta varna tarp visų. Nes buvo labai jau daug specialistų, kurie kūrė, jie visi tokie atėjo tvarkingi, pasikaustę, o aš visiškai tokia atžagari, hello, hebra, ten slengas, keiksmažodžiai netgi. Iš viso pavadinimas nekenčiu marketingo, kas tau blogai, iš viso. Marketingo specialistė. Taip, tai buvo tikrai labai daug ir apkalbų, ir tokio negatyvaus požiūrio, ir net tokio nerimto požiūrio į mane. Tai šitas buvo sunkiausia užsitarnauti ir parodyti, kad žiūrėkit, aš ne tik linksma, aš ir labai gera specialistė arba ten labai gera lektorė. Tai gal net pamirštant tuos pardavimus, šitas buvo vienas iš tų net savivertės klausimų tų pačių. Taip, o dabar girdžiu vieną iš tokių mitų, kad, sako, žmonės nenori kurti socialinių tinklų, ten kažką daryti, nes reikės kurti dramą. Reikės kažką kurti serialą tam tikrą. Labai tavo tema. Tai kaip su tom dramom? Reikia kurti tą dramą, ar galima apsieiti ir be jos? Nereikia iš tikrųjų. Nes, nebent jūs turite daug gyvenime dramų, bet aš visą laiką irgi linkiu apie tai, kad jei jūs nenorite, nežinau, filmuoti video, viskas tvarkoja, tai vadinasi, jūs nefilmuosit video. Jei jūs nenorit kurti dramų, labai gerai, jūs nekursite dramų. Jei jūs norite ten dalintis kažkuo, super, jūs vadinasi dalinsitės tuo. Tai čia vėlgi mes kalbam apie tą prekės ženklą. Jei mūsų prekės ženklas visą laiką turės kažkokių intriguojančių dalykų, naujienų, vadinasi, apie tai bus jūsų prekės ženklas. Nepamirškim, kad tai, ką komunikuojam, su tuo mus sies mūsų klientai. Ieškokim savo būdų. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Migle spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose ofiso dramų laidose. Iki.